Sveiki, aš esu iš Vilniaus Ozo gimnazijos, iš 12 klasės, su Kamila Janinaitė. Šiandien pristatysiu faktavimus, faktavimo istoriją, techniką ir šiuolaikinis sportas. Tai šiandien kalbėsim apie, kas yra faktavimas, faktavimas ištakas ir taip toliau. Tai įvadas. Tai šiaip faktavimą aš pasirinkau nesiktinai, nes pati labai aktyviai sportuoju šitą sportą, profesionaliai žiūriu. Ir aš jį kiekvieną dieną užsiemu. Tai šitas sportas yra ne tik fiziškas, bet ir emocionalus. Jisai tau suteikia kūnai dirbti tuo pačiu ir su protu, ir su taktiškai, ir tiesiog greitai mąstyti. Tai šiaip šitas sritis yra tikrai gan sunki, nes aš pati užsiemu daug metų ir reikia visada kiekvieną dieną stengtis ir nagrinėti faktavimą, nes šitie visi ginklas ir istorija labai yra plati ir labai yra galinga, nes turi daug ginklų ir skirtingų, ne tik tai špagą. Tai šiandien pakalbėsime apie faktavimą. Tai kas yra faktavimas? Tai faktavimas yra šiaip kovinis sportas su ginklais ir labai yra emocionalus sportas, nes labai daug reikimų ir visokių dalykų. Tai faktavimas tuo pačiu yra keli ginklai, tai špaga, kardas arba rapyra, tai aš pakalbėsiu vėliau apie šitus atskirai. Tai šiaip sportininkai kovoja prieš priešininką ir yra tam tikros taisyklės, kurios būna iš pradžių būna tabliau iki 5 dūrių ir po to eina krentamosios, kurios būna iki 15 ir po 3 minutės. Ir visose skirtingose rapyro špagų yra skirtingos taisyklės, nes kai kurių dalykų leidžia tam daryti, o kai kurių ne. Tai dėl to ir skiriasi. Tai šitas sportas yra ne tik fizinis, bet ir taktinis, nes taktika labai daug nusprendžia nuo tavęs ir ką tu pasirinki ir ką treneris tau pasako. Nes jeigu tu pasirinki blogą taktiką, tau gali visą savo žaidimą, visą tavo strategiją, tikrai tu gali dėl šito vieno dūrio pralošti ir gali nepatekti toliau ir neiti. Vienas jau pralošimas, kai jau būna, tu tiesiog išeini iš varžybų ir užbaigi varžybas. Tai šitas sportas daug reikalauja koncentracijos, greičio, strategijos. Tai faktavimas. Faktavimas šiaip naudojami 3 pagrindiniai ginklai, kaip sakiau, špaga, rapyra ir kardas. Tai va iš pirmo šito paveikslėlio čia matome kardas, kai yra būna mušimai ir jie atrodo visi panašus, bet šiaip jie yra labai skirtingi, nes ir taisyklės skiriasi ir pats dūrimas ir pati net apranga yra labai skirtinga. Tai va, faktavimo ištakos tai va atsirado iš senovinės, iš Egiptos, Graikijos, Kamuja ir tuo pačiu Prancūzija yra, nes prancūzų ir irgi išėma daug iš Prancūzijos ir kaip kalba, nes faktavime labai prancūziška kalba iš tikrųjų yra, tipo avangardė, ištakos šiaip iš istorijos, tai šiaip pats fechtavimo sportas buvo prasidedantis iš istorijos ir visi užsiimdavosi su ginklais, nes anksčiau nebūdavo nei šautuvų, nei nieko, tai būdavo ginklai. Tai visi tos buvo atsiradę technikos ir pagarba priešininkui ir visokios kovų menai ir technika. Tai 19 amžiaus ir fechtavimas tapo aristokratų mokymų su dalimi, kaip matome, tai jisai buvo laikomas kaip meno forma tuo pačiu, nes tai yra meniškas sportas ir šiaip gražus gan sportas su daug technikos. Tai va, sportinio fechtavimo atradimai šiaip 20 metų amžiaus pabaigoje fechtavimas pradėtas vastuoti kaip sportas, nes anksčiau nelaikė jo kaip sporto, laikė kaip meniška išraiška, kad tik tai meniškas toksai sportas, o po to žiūrėjo į fechtavimą kaip į sportą, kaip tuo pačiu su ginklais. Tai va, net 1826 metais fechtavimas buvo įtrauktas į pirmas olimpinės žaidynės. Kaip matome, iš pradžių net nebuvo špagos, buvo net kitokie. Ir buvo anksčiau nebuvo kitokios ir aprangos, nebuvo tokios geros, nes dabar jau va matosi šitose paveikslėlėse net sportinio fechtavimo atsiradimas. Tai šiandien jau tai yra net profesionalus sportas, jau eina olimpiadą tuo pačiu ir yra jau aiškios taisyklės ir federacijos turi jau tarptautinės tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių ir jau net ir geresnės nei aprangos ir ginklai, tai tikrai pagerėjo pagal daug metų iš istorijos. Tai va, fechtavimo ginklai ir jų skirtumai, tai yra 3 ginklai špaga, rapyra ir kardas, tai kiekvienas turi labai skirtingas taisyklės ir panašumų ir daug taisyklių. Ir technika labai skiriasi, tai negali būti, kad vienas užims tą pačią dalyką.
Tai rapyra. Tai šiaip rapyra yra pats lengviausias ir trumpiausias ir vienas iš greičiausių ginklų, nes yra gan trumpus ir greitai gan lūžtantis. Ir šiaip tik tai dažniausiai liečiama yra į liemenį. Tuo pačiu tik tai į priekį ir atgal žingsniai ir, ir, ir visokie landžis, kaip prasideda, tiesiog matome. Tai va, fechtavimo ginklas. Tai pats fechtavimo ginklas špaga yra sunkiausia. Ir jinai pati lėčiausia yra, nes tuo pačiu sunkiausia ir ilgiausia. Tai į šitą ginklą galima smūgiuoti visą kūną, kur yra tuo pačiu ir sunkiausia, nes tau reikia visą kūną ir ranką galima, ir gali tau į kaklą pataikyti į tokias, kad tu tiesiog, nu, nepagalvotum. Tai va, kaip matome, va čia yra. Fektavimas, va kaip atrodo, ir tuo pačiu jinai turi gardą, kad apsaugotų ir tavo ranką. Tam yra ir va čia garda, kaip matome. Tai kardas kitas ginklas yra, tai yra jisai kaip pjaunantis, toks kaip pjūvis, toksai kaip tu kirti. Tai dažniausiai šitas su kardu būna daugiau agresyviau ir daugiau disciplinos yra ten, nes tuo pačiu labai greitas sportas, nes tu turi greitai kirsti ir greitai pamatyti. Ir būna tik smūgiuojama į kaukę ir į liemenę. Tai va, fechtavimo ginklai, visi trys skirtingi ginklai matomi. Tai pirma, tai yra svarbiausia yra garda, nes matome net skirtingos ir gardos yra ir špagoj, ir rapyroj, ir karde. Nes špagoj yra didžiausias gardas, kaip matome, apvaliausias, nes jisai turi apdengti visą kūną ir tuo pačiu turi apdengti ranką, nes tuo pačiu yra duriama į ranką. Tau gali durti į ranką. Tai dėl to ir būna tas didžiausias gardas ir visas yra apvalus. Kardė ir rapyra nėra toksai, jisai yra lengvas ir toks paprastas ir nėra, nes pas juos nieks neduria į ranką, tai dėl to ir skiriasi. O kai špagą matom, yra paskiečiausias geležtės irgi būna va, skirtingos, nes būna lengvesnės geležtės ir marogenai ir sunkesni, ir brangesni būna. Tai dažniausiai marogenai va būna ant geležčių, nes jie būna sunkesni, nes tuo pačiu špaga gali visokių judesių padaryti ir šiaip technika yra daugiau didesnė, nes yra ir judesių į kojų, ranką, į galvas, dėl to labai skiriasi. Dėl to ir būna sunkesnė špaga, nes turi durti. Net matome pistoletas ir French, tai špaga gali būti net dvi rankenos skirtingos yra pistoletas, kai taip jau kaip kaip pistoletą laikai, ir French, tai vadinamas dažniausiai pagaliuku lietuviškai, nes tiesiog paėmė kaip pagaliuką ir tiesiog tiesiai, tai yra net dvi skirtingas, bet čia tik tai špagai gali būti. Rapyrė karda dažniausiai būna tos pačios. Tai va, skirtingų ginklų palyginimas, tai špaga, kad yra tik smūgiuojamas smaigeliu ir su smaigeliu viskas daromas turi pataikyti ir taikinys yra visas kūnas. Ir dažniausiai taškai būna ir abiem persteikimo vienu metu, kad tipo gali būti dubliai, nes rapyrui nei karde negali būti dublių, nes tai rapyra tai yra smūgiuojamas smaigaliu, bet to pačiu yra ir kirtimai gali būti. Ir taikinys yra tik liemuo, o kardė irgi liemuo yra taikinys ir tuo pačiu yra galva. Ir tuo pačiu yra kirsti, kur skiriasi, nes tu turi kirsti, o ne paliesti priešinką. Nes špagę tu turi paliesti priešinką su smaigaliu, su ginklu, o kardą tu turi kirsti jį tiesiog. Tai gaunasi daugiau net agresyvesnis sportas, nes iš ir išeina. Tai ir šiaip labai rapyra ir kardas yra vienas iš greičiausių dažniausiai. O špaga visada būna lėčiausia, nes šiaip ir technika tokia lėtesnė yra, viskas lėčiau, viskas atliekama judesiai. Dėl to viskas ir lėčiau atrodo, kai žiūrint. Tai pagrindinis vienas iš judesių tai yra angardė. Tai iš tikrųjų prancūziški žodžiai, kur ir dabar mes ir naudojame, kai prasideda varžybos, tai angardė tai yra pirmoji pozicija, kur tu pradedi tipo, su priešinku stovint ir pradedant prieš kovą, tai yra angardė, tai yra pati pradžia. Tada lunge, irgi lunge vadinasi irgi prancūziškai, tai tiesiog yra įtupstas, jeigu lietuviškai sakant, ir tai yra tiesiog smūgis, tai yra ataka, kai tu įeini į priekį ir bandai atakuoti priešinką. Tai kardė ir špagui ir rapyrui visi šitas lunge irgi yra pritaikomas.
Tada pagrindiniai kiti judesiai yra parry, tai kaip būna gynimasis. Tai skirtingos gynybos yra ir karde, ginklą kitaip ir laikomas yra. Tai jo, kaip matome, čia yra šitose paveikslėliuose ne tuo pačiu ir špagą ir apyrą gali tą patį panašų turėti, bet tik smūgiuojamas skirtingai, ne tik tai liemenį būna. Ir tie parries, tai yra apsigynimai būna skirtingi. Yra 4, 6, 8 ir yra labai daug iš tikrųjų, jeigu visus galima žinoti ir padaryti. Tai lunge ir parry. Tai lunge, tai kaip matome, tiesiog yra ataka, kai tu bandai atakuoti, o parry, kai tu nusiemi, kai tau ateina smūgis ir tu bandai nusimti ir po to durti. Pamatome, kaip čia viskas atrodo šiaip, tai Angardik yra pati pirma pozicija, tai yra iš kairės. Pamatome, tai pirmas ir atrodo Angardė, pirma pozicija, ir po to, kai priešininkas bando tau įdurti, tu bandai tuo pačiu nusimti, turi išeiti iš distancijos. Tai, o trečia matome, kaip, kai jisai bando, kai jisai bando durti, jisai bando nusiema ir po to jis bando durti jam atgal. Tai dėl to jis po to judosi į priekį. O čia yra counter attack, tai yra kai tu nusiemi ir po to eini toliau į priekį, arba tiesiog nusiemi atgal, arba tiesiog atgal išeini ir po to bandai durti. O tas bandant gardą, tai yra tiesiog jis bando šiaip iš tikrųjų čia pagal judesi, gardą šiaip yra forma, bet pagal judesi jis šiaip bando išeiti atgal, nes bando tas priešininkas durti tave. Tai taktikas ir strategijos labai yra iš tikrųjų fechtavime labai svarbios, nes tu gali ne tiek būti greitas, ne tiek fiziškas, bet jeigu tu taktinis esi ir strategijas labai gerai pasirinkti, su kiekvienu priešininku būna labai skirtinga, nes iš kiekvienos šalies priešininkai būna dažniausiai labai skirtingi, technikos skiriasi ir strategijos ir visas tas judesiai. Tai būna kartais ir sunku ir tu turi parinkti tam skirtingas strategijas su visus skirtingais priešininkais. Ir visi ginklai turi irgi savo strategijas ir apgaulingi judesiai. Tai va, tai su taktika ir strategija tai svarbu yra ne tik greitis, bet ir sugebėjimas nuspėti varžovo veiksmus. Nes kai tu nepažįsti varžovo, labai yra sunku nuspėti, ką jisai toliau padaryti. Dėl to daugiau tu važinėjai varžybas, daugiau sportuoji šitą sportą, tu gali greičiau pamatyti. Dėl to šitas sportas dažniausiai būna iki 30 metų. Net yra sportininkų, kurie dar profesionaliai ir laimi olimpiadas, dažniausiai tas pagrindinis geriausias nuo 25 iki 30 būna, kur sportininkai pasiekia daug karjeros, nes tuo pačiu, kuo daugiau jie sportuoja ilgiau, jie pamato greičiau judesius, jie nebeturi tokio baimės jausmo varžybose ir šiaip jie būna vyresni ir jie pradeda daugiau naudoti su proto. Dėl to šitas sportas yra toksai, kuo vyresnis, tuo geriau išeina. Tai taktinimo ir strategijos matomas, va čia kaip durė ir nusiema, tai ir būna naudojami visokie klasos apgaulingi judesiai, tada temptiniai judesiai keitimas, tai yra kai tempą keiti, kai greičiau išeini atgal ir po to įeini lėčiau į priekį. Tai irgi labai naudinga, nes tu turi priešingą kažkaip įdurti ir tau svarbiausia yra įdurti ir padaryti durį. Tai fechtavimas šiandien šiaip yra labai populiarus Europoje, jisai net sakyčiau populiariausias Europoje yra. Tai kaip Italijai, Vengrijai, Prancūzijai ir Pietų Korėjai iš tikrųjų labai populiarūs ir nes kur visi olimpinių turi žvaigždžių, tai ten labai sportas yra populiarus. Lietuvoje šitas sportas nėra toksai gan labai populiarus, nes neturim gerų bazių, neturim to pačių gerų fechtavimo laimėtojų, nei olimpiados laimėtojų neturim fechtavimo, dėl to šitas sportas nėra toksai pas populiariausias, bet šiaip visi klubų labai nėra daug iš tikrųjų. Yra gal 7 klubai šiaip visoje Lietuvoje. Vilniuje ir Kaune populiariausia, šiaip yra kitose Panevėžyje, ten Šiauliuose ten tokie yra, bet ten nėra tokie geri. Tai ir šiaip šiais laikais naudojame dabar geresnį įrangą, modernesnį, nes anksčiau ten laikais buvo ir kitokios taisyklės, nes ir įrangos kartais būdavo lūždavo maskės, kai durė, tai dabar jau įranga tikrai yra pažengus, yra daugiau saugesnė ir tos elektroninės yra visi dalykai, kurio fiksuojama taškai pagal elektrą. Tai yra daug geresnė šiais laikais. Tai va vienas iš žymių faktuojų, tai yra, va čia matome kardas, tai yra Aron Zaleski, tai yra vengras yra, jis 3 kartus olimpinis čempionas su kardu, tai iš tikrųjų labai daug, nes fechtavime kiekvieną kartą laimėti medalį yra sunku, nes dažniausiai labai daug priešininkų yra gerų ir visi nori laimėti ir ypač olimpiadą paimti pirmas vietas, tai tikrai daug reikalauja.
Viena kitų žymų fektuotojų tai yra Italija. Tai italai labai dominuoja šiaip šitą sportą, tai yra Valentina Vezalė. Tai moteris moka rapyrą. Tai yra rapyros fektuotojų, šiaip jinai tulčiuoja rapyros fektuotojų istoriją, nes jinai yra pasiekus pirma jauniausia buvus tuo pačiu, jauniausia, kuri laimėjo su olimpiadą. Jinai dėl to jinai viena yra įėjusi į istorijos Italijos, nes jinai buvo pati jauniausia, kurie olimpiadą ir laimėjo. Tai vienas žymus fektuotojų čia iš senesnių laikų, Aldartas Gerušis, tai irgi 7 olimpinių aukso medalių laimėtų, tai jis tuo pačiu yra irgi vengras. Vengrai irgi labai geri ir dominuoja šitą sportą. Tai fektavimas šiaip ir tuo pačiu labai susijęs su sveikata, daug ateina ir vyresnių amžiaus žmonių, nes tiesiog sportuoti neprofesionaliai, bet tuo pačiu kaip geras ir sportas, tai jisai lavina tikrai reakcijas ir koordinacijas, ištvermė ir lankstumas pas mumis turi būti sportas, nes tuo pačiu įtūpstai daug judesių, tupimasis, bėgimasis, toksai būna. Tai fektavimas, va, kaip ir sveikata, kaip ir sakiau, ir gera psichologija yra, tuo pačiu toksai daug yra mąstančių, tu turi susikoncentruoti į vieną dalyką, tu negali blaškytis, tu reikia būti susikoncentravusi, kad jis būna gerai pamiršti apie kitus gyvenimo dalykus ir tiesiog susikoncentruoti kažkam į fektavimą ar panašiai. Tai va, fektavimo šiaip ir sveikata jo gali daryti įvairius amžiaus žmonės, kaip, nes tuo pačiu ir mažina stresą ir geriau yra visada pajudėti, šiaip sportas visada yra gerai pajudėti. Tai yra tuo pačiu ir taktinis, ir strategijos, ir disciplina šitame sporte yra labai aukšta, bet visokio amžiaus gali būti, nes šitas sportas nėra tiek fiziškas, nėra labai daug fizinio, kad tu gali baigti jį ant 20 metų ir daugiau baigėsi tavo sportas, bet šiaip tiesiog gali ateiti savo malonumui ir daugiau yra mąstantis sportas ir tiesiog suprasti šitą sportą yra sunkiausia, nes tiesiog kada panaudoti tas taktikas, kada panaudoti savo judesius, kaip suprasti šitą priešingą, kaip suprasti, kas vyksta ant kelio. Tai šiaip apibendrinimas, tai fektavimas tai išskirtinis sportas su tikrai gilia istorija, kur net ir olimpiada jau yra. Fektavimas šiaip ugdo ne tik kūną, bet ir protą, nes kūnas tuo pačiu tau duoda, parengia tave sportui, bet protas tai mentality tai labai yra svarbus dalykas, nes fektavime dažniausiai yra viskas su protu susiję, nervų sistema, kaip būna, kaip tu nervuojasi, tu gali būti tikrai geras fektuotojas, bet jeigu tu su protu tiek nesuvoki, tai tikrai fektavime bus tau sunku kuo toliau eiti, laimėti prieš priešininkus ir turėti geras varžybas. Nes tas sportas nėra ne tiek kiek fizinis, bet tiek kiek daugiau su protu viskas. Tai šitas ir turi dar 3 skirtingus kartus ir turi stiprias tradicijas ir kur gali toliau šviesti ateitį. Tai va čia yra informacijos šaltiniai, kurie aš ėmiau iš Fitness Strength Technique, tai buvo angliškai, nes daugiau yra aprašyta. Ir olimpiados yra iš to, 20-ųjų, kur buvo laimėtai. Tai How Fencing Boosts Mental Health. Ir ačiū už dėmesį labai.